Alytaus Varsas Stronglassas ir toliau neklumpa Lietuvos rankinio lygoje. Jie pirmose namų rungtynėse nepasigailėjo svečių iš Varėnos. Apie varžybų rezultatą ir kitas namų rungtynės sužinosite Mariaus Šagunevičiaus reportaže. Šeštadienį Alytaus sporto ir rekreacijos centre Alytaus Varsas Stronglassas rankininkai sužaidė pirmąsias šio sezono namų rungtynes su Varėnos Ūlos komanda. Gan lengvai rezultatu 36-24 alytiškiai susitvarkė su svečiais iš Varėnos. Susitikimą pradėjo Lietuvos kariuomenės sausumų pajėgų Didžiosios Kunigaikštynės Birutės Ulonų bataliono orkestras Geležinis Vilkas, kuris atliko kelis kūrinius. Nuo pat varžybų pradžios Varsas Stronglassas įsiveržė į priekį ir neleido Ūlos rankininkams net priartėti. Alytiškiai kibiai dirbo gynyboje, kas leido greitais išpuoliais pirmąjį kėlinį užbaigti rezultatu 17-10 Alytaus Varsas Stronglassas naudai. Antrame kėlinyje vyko lygiai tas pats. Varžovai neturėjo jokių šansų primesti Varsos rankininkams savo žaidimo. Per antrąjį kėlinį alytiškiai tik padidino savo atotrūkį. Kai rungtynių baigtis jau buvo aiški, Alytaus Varsas Stronglassas treneris Egidijus Petkevičius išleido savo jaunuosius žaidėjus. Po sužaistų 60 minučių šeimininkai rungtynės laimėjo rezultatu 36-24. Rezultatyviausias Alytaus ekipoje buvo 9 įvarčius įmetęs Gintautas Adamkevičius, 6 įmetė Žygimantas Micevičius, bei 5 pridėjo Remigijus Šepulis. Sekančias namų rungtynės Alytaus Varsas Stronglassas žais lapkričio 12 dieną 14 val. Sporto salėje esančioje Birutės gatvėje 5. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Žiniose tiek.